Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Saulę galime įdarbinti, o investuojant į saulės elektrinės išsaugoti kiekvieną spindulį kaupikliuose. Tačiau šiandien kalbėsime apie tai, kas yra energetiškai efektyvus namas, o įmonės verslo pardavimų vadovas Kostas Stapanavičius mums paaiškins plačiau, kaip veikia modernus, ekonomiškas ir išmanus būstas. Sveiki, Kostai. Labą dieną, Miglė. Gal galit paaiškinti, kas yra energetiškai efektyvus namas? Tai namas, kuris gali valdyti ir optimizuoti savo elektros energijos vartojimą. Tai reiškia, kad saulės elektrinė pasigamina elektros, perleidžia ją į kaupiklius, energijos valdymo sistema paskirsto visą elektros judėjimą taip, kaip mūsų namas reikalauja. Ir kas lieka, atiduodame į tinklus. Ir viskas naudojama yra tik elektra, tai yra mažos sąnaudos, tvarumas ir nepriklausomybė nuo tinklo. Dar kartą, jeigu taip trumpai, kokį vaidmenį tokiame name atlieka saulės elektrinės? Saulės elektrinė yra kaip viso namo širdis. Jos tikslas yra pagaminti saulės energiją ir ją paskirstyti po visus mūsų prietaisus, tai tiek nuo virdulio iki šilumos siurblio, be jos visa ši sistema neveiktų. Savokų yra tikrai nemažai, ir saulės elektrinės, ir kaupikliai. Gal truputėlį apie kaupiklius, kam jie reikalingi? Energijos kaupiklis yra kaip namo rezervuaras. Jeigu pasigaminsime elektros, bet neturėsime jos kur laikyti, tai ir neturėsime tos elektros. Tai kaupiklis tą funkciją ir atlieka. Jisai sukaupia tą saulės energiją, kurią jinai pagamina saulėtų dienos metu. O vakare, kai saulės nebeturim, ar nakties metu pasiėmame atgal iš kaupiklio ir namas kartoja tokį ritmą. Tai dienos metu pakrauna kaupiklį, nakties metu iškrauna kaupiklį ir taip vyksta visas procesas. O kiek svarbus yra šilumos siurblys? Šilumos siurblys, dabar kiekvienas naujos statybos namas, kurį statome, privalo turėti oras vanduo šilumos siurblį, jog norėtų gauti A++ energijos sertifikatą, tai praktiškai jis yra privalomas šiais laikais. O jeigu turėsime tokį šildymo prietaisą, tai mums reikės be abejo daug elektros. Tai dėl to visas šis efektyvus namas ir turėtų turėti tiek nuo pasigaminamos elektros, tiek nuo laikymo elektros, tiek nuo šildymo elektrą. O kaip visa tai yra susiję? Elektros siurblys, elektrinė, saulės, baterija ir tas pats elektromobilis? Tai būtent viskas ir susiję tuo, kad jau pagrindinis šaltinis yra elektra. Vienas prietaisas gamina elektrą, kitas prietaisas kaupia elektrą, trečias prietaisas šildo elektrą, o ketvirtas elektromobilis, kurį šį kartą paminėjote, tai kiekvienas iš mūsų turi automobilį ir kas nenorėtų nemokėti už kurą, ar ne? Tai lygiai taip pat ir elektromobilis. Ir svarbus dalykas, tai yra mūsų visuose išmaniuose namuose būtų energijos valdymo sistema, dar kitaip vadinama smart meteriu, kuris ir leistų, kaip smegenis mūsų viso namo elektros, leistų paskirstyti tą elektrą, matytų, kada reikia pakrauti į kaupiklį, kada reikia iškrauti, matytų, kada prijungiame elektromobilį ir galėtume naudoti momentiškai ir nemokėtume nieko už elektrą. Kas yra EMS ir kaip jį valdo sistemą? Tai kaip ir minėjau, EMS tai yra angliškai tiesiog Energy Management System, lietuviškai yra energijos valdymo sistema arba kitaip vadinama smart meter, kuri yra mūsų namo smegenės ir jinai atlieka iš esmės pagrindinį darbą. Jeigu mes turėsime atskirus prietaisus be bendros valdymo sistemos, saulės elektrinė nematys, kada, pavyzdžiui, jūs jungiat virdulį ir kad paskirstytų daugiau elektros tiesiogiai į namą, o neatiduotų į tinklą. Tai nuo jos viskas prasideda ir visi prietaisai turi komunikuoti tarpusavį. Ar mes galime viską matyti ir valdyti ją per programėlę? Būtent taip ir vyksta visas valdymas. Dar labai svarbu renkantis įrangą, turėti pasirinkus tą įrangą, kuri tarpusavį suderinama. Tai reiškia turėti vieną programėlę, čia yra idealiausias variantas, negu turėti 5 atskiras programėlės. Tai valdymas tikrai yra labai paprastas. Jeigu turime, mažiau, vieno gamintojo
saulės elektrinę, hibridinį inverterį, kaupyklę ar elektromobilio stotelę, mes galime viską valdyti vieną programėlę. Tai reiškia, papildomos funkcijos atsiranda, ko neturėtų, jeigu atskirom programėlėm naudotumėmės. Tai jeigu saulė šviečia, mes galim paskirstyti elektrą tiesiai į elektromobilį, kad nepirkti iš tinklo brangiau. Kai kurie net inverteriai turi papildomų funkcijų, jog gali prekiauti biržos kainomis. Tai reiškia, mato tiesiog biržos kainas, kada elektra bus pigi, kada elektra bus brangesnė. Ir mes galim nustatyti visą grafiką savaitės, kada mums įkrauti kaupyklę, kada iškrauti kaupyklę. Ir papildomai dabar dar prisideda dirbtinio intelekto galimybės. Tai reiškia, pati programėlė mūsų smart meterio pagalba mato jūsų suvartojimą, mato jūsų poreikius ir mato elektros kainas ir gali jums pagelbėti pati sudaryti grafiką už jūs. Tai tikrai svarbus dalykas. Turbūt visiems yra aktualu klausimai susijęs su pinigais. Tai aš gal norėčiau paklausti, kiek įmanoma sutaupyti turint tokį išmanų namą? Elektros sąnaudos sumažėjo iki 80%, nes didžiąją dalį, ką gauname iš saulės, mes nemokamai naudojame dienos metu, šviesiojo paros metu, saulėto sezono metu, o nakties metu mes savo sukauptą energiją taip pat naudojame nemokamai. Tai sąnaudos sumažėjo ženkliai. Atsipirkimas priklausoma be abejo nuo įrangos, nuo rangovo pasirinkimo, tai gali būti nuo 2 iki 8 metų. Ir tas ženkliai sumažėjo pasirinkus įsigyti viską su parama, nes valstybė remia kiekvieną iš išvardintų prekių, tiek elektrinių, tiek kaupyklių, tiek elektromobilių stotelių paramas. O kiek kainuoja įsigyti visus šiuos jūsų išvardintos dalykus, turėjome menyje ir elektrinę, ir siurblį, ir bateriją? Labai svarbus klausimas, labai dažnas klausimas, be abejo. Tai gal paimsiu vidurkį, tai saulės elektrinė su hibridiniu inverteriu šiuo metu kainuotų apie 6 000, energijos kaupyklis taip pat kainuotų apie 6 000, na jeigu dar pridedam šildymo sistemą, tai tarkim mums viskas galėtų kainuoti nuo 15 iki 20 000. Ir noriu paminėti, kad pasinaudojus APVA, tai yra aplinkos projektų valdymo agentūros teikiamomis paramomis, mes galime sutaupyti iki 50%. Ir atsipirkimas tada sumažėja per pusę. O Lietuvoje ar jau turime tokių namų pavyzdžių? Be abejo, ypač dauguma naujos statybos namų. Aš pats gyvenu irgi naujos statybos name, tai turim turėti jau tokias sistemas, jeigu norim turėti A++ energetikos sertifikatą. Tai ir labai svarbu, kad nebūtų atskiri prietaisai, būtų bendra sistema, kuri protingai gali paskirstyti mūsų elektros suvartojimą. Tai reiškia, jeigu aš matau, kad aš dabar turiu daug nemokamos elektros, galbūt aš įjungsiu skalbimo mašiną, galbūt indus plausiu dienos metu, įjungsiu indaplovę, tai pati sistema tą sukoreliuoja. Be abejo, ir mes keičiam poreikius tada, kai turim tokią sistemą. Tai tikrai šiuo metu daug kas turi. Kiek CO2 sutaupo toks išmanus namas? CO2 sutaupame apie 2,5–4 tonas per metus, priklausomai nuo mūsų sunaudojimo ir poreikio. Kad paprašiau paaiškinti, tai būtų lyg pasodintume mažą miškelį, 150–200 medžių, kurie visą laiką valytų orą. Tai šitas namas praktiškai yra neutralus klimato atžvilgiu. Mes jau truputėlį kalbėjome apie elektromobilius, kuriuos vis daugiau žmonių turbūt įsigyja. Tai kiek jisai yra svarbus šioje sistemoje? Aš gal sakyčiau, kad pats automobilis yra neatsiejama dažno žmogaus gyvenimo dalis. Ir kas nenorėtų važinėti nemokamai, tai be abejo, jeigu jau turime tokią sistemą, pasigaminame elektros, dažnas pasigamina netgi daugiau negu jam reikia šiuo metu. Ir tada pradeda svarstyti, gal reikėtų atsinaujinti kažkokį tai prietaisą, kurį turi benzininį į elektrinę, galbūt namų apyvokos kokį daiktą nusipirkti elektros. Tai lygiai taip pat ir su elektromobiliu. Tai jeigu mes turime visą sistemą ir galime krauti nemokamai ir turime kur pasikrauti, tai tampa vis svarbesnė mūsų gyvenimo dalis ir šios sistemos dalis. Taip pat yra artėjanti tokia funkcija,
angliškai vadinasi vehicle to grid, tai reiškia, kad mūsų elektromobilis turi savo kaupiklį. Ir didelis talpos kaupiklį, ir kai kurie gamintojai jau tą daro, jau galime integruoti savo automobilio kaupiklį į mūsų bendrą namo sistemą. Ir kai neturime elektros, naudoti iš automobilio akumuliatoriaus atiduoti į namą. Tai irgi labai svarbi sistemos dalis. Kaip manot, ar toks energetiškai efektyvus namas, ar tai yra prabangos dalykas, ar visgi būtinybė? Aš manau, kad technologijų procesas yra visada neišvengiamas ir šiuo metu tai tikrai nebe prabango ar racionalus sprendimas. Ypač, kai mes turime Europos Sąjungos kryptį, sparčiai kryptį atsinaujinančios energetikos link ir atskiriamos didelės reikšmės paramos. Tai, pavyzdžiui, jau šiais metais buvo 3 kartus parama saulės elektrinėm, kompensacijos dydis siekia iki 2,5 tūkstančio žmogui, pačiam objektui. Taip pat turėjome jau 3 kaupiklių paramas. Paramos dydis siekia 5700, kas praktiškai galėtų padaryti kaupiklį nemokamą žmogui. Taip pat turime ką tik prasidėjusią naują paramą tiems, kurie negavo ESO sąlygų reikiamų iki 1 kW. Tai tokiems irgi yra skiriama bendra elektrinė kartu su kaupikliu 5000, papildomai turime paramas elektromobiliams. Elektromobilio stoteliams turime paramas ir keičiant seną kietojo kuro katilą į naują oras vanduo šilumos siurblį. Tai tikrai geriausias būdas įsigyti, kol ES kryptis yra tokia. Kalbant apie ateitį ir žvelgiant, tarkime, 10 metų į priekį, kaip Jūs manote, kaip po tiek laiko, po tiek metų atrodys mūsų namai? Ar kaip galėtų atrodyti? Mano nuomonė, kiekvienas namas turės saulės elektrinę, kaupiklį ir šilumos siurblį. Ir visą mūsų elektros energijos sistemą valdys smart meteris, kuris dirbtinio intelekto pagalba, matant orus, matant elektros kainas, matant mūsų poreikius, paskirstys tą elektrą. Tai aš manau, kad energetinė nepriklausomybė taps kasdienybė. Ačiū labai, kad atvykote ir pasidalinote informaciją. Tikiuosi buvo įdomu. Iki.